Sveiki. Šiandien kalbame apie, sakyčiau, tikrą galvosūkį verslui, kaip internetinė reklama gali būti efektyvi, bet tuo pačiu, gerbti vartotojo privatumą. Tikrai opi tema. Ir aktuali kaip niekada. Būtent. Šiandien gilinamės į vartotojų privatumo teises internete, remdamėsi straipsnių vartotojų privatumo teises ir reklama internete. Ką sako BDR ir ką tai reiškia praktiškai? Kokie iššūkiai kyla? Ir svarbiausia, kaip verslui prisitaikyti išlikti efektyvam. Taip. Gerai, tai panagrinėkime. Iš tiesų, privatumas dabar yra, nebe kažkoks priedas, o verslo internete pagrindas. Viskas sukasi apie tas BDR įtvirtintas teises. Jos duoda kontrolę žmonėms. Būtent. Ir tų teisių visas sąrašas, ar ne? Teisė žinoti, ką renka, kodėl. Aha. Teisė gauti savo duomenis, juos taisyti, net reikalauti ištrinti, ta garsioji teisė būti pamirštam. Taip, ir dar teisė apriboti tvarkymą, nesutikti ypač su tiesioginė rinkodara. Ir net duomenų perkeliamumas. Iš esmės tai toks, galios perskirstimas, vartotojo naudai. Jis tampa savo duomenų šeimininku. Tiksliai. Ir čia prasideda įdomumas verslui. Kaip tai veikia praktiškai? Kokie tie didžiausi iššūkiai? Kas čia įdomiausia? Tai yra tas balansas tarp personalizuotos reklamos, kur veikia, ir tos besąlygiškos pagarbos vartotojo ne. Supratau. O problemos? Dažnai vis dar tas informuotumas šlubuoja. Net jei yra privatumo politika, ar vartotojas ją supranta? Ar lengvai randa? Ar iš vis skaito? Nes jos kartais, pripažinkim, kaip teisiniai traktatai atrodo. Geras pastebėjimas. Taip. Ir dar slapukai, žinai. Jų naudojimas vis sudėtingėja. Taisyklės griežtėja. Vartotojo kontrolė kartais vis dar ribota atrodo. Tai kokie būtų tie konkretūs praktiniai patarimai verslui? Ką daryti čia ir dabar? Pirmiausia, duomenų minimalizavimas. Šventas principas. Rinkti tik tai, kas būtina. Konkrečiam tikslui. Pavyzdžiui, užsakymą įvykdyti. Ne, dėl viso pikto. Tikrai ne. Jokio kaupimo ateičiai be aiškaus pagrindo. Antra, aiški suprantama privatumo politika. Gal net ne tik tekstas, bet ir, vizualiai aiškiau pateikta. Paprasta kalba. Ir trečias, turbūt pats svarbiausias, sutikimas. Taip, informuotas sutikimas. Gautas prieš pradedant rinkti duomenis. Aktyvių veiksmų varnelėje mygtuku. Netylėjimų. Jokių būdų ne iš anksto pažymėtų langelio. Būtent. Ir tas sutikimas turi būti taip pat lengvai atšaukiamas kaip ir duodamas. Vartotojas turi jausti kontrolę. Reikia aiškių opt-out mechanizmų. Galimybės lengvai pasakyti ne, ačiū. Aišku. Ir žinoma, duomenų saugumas. Tai higiena. Galiausiai nuolatinis procesų atnaujinimas ir darbuotojų mokymas. Tai ne projektas, o nuolatinė veikla. Įsivaizduokim pavyzdį. Tarkim, nedidelę parduotuvę. Parduoda rankų darbo papuošalus. Kaip jiems visą tai pritaikyti? Puikus pavyzdys. Minimalizavimas perkant prašys vardo, adreso, pašto, telefono numerio siuntimui. Bet neklausinės apie pajamas ar šeimininę padėtį. Kam to reikia? Nebent būtų kažkokia speciali akcija ir aiškus sutikimas tam. Būtent. Ir sutikimai atskiri. Vienas pirkimui forminti. Kitas jie nori gauti naujienlaiškį su pasiūlymais. Trečias gal priminimui apie krepšelį. Ir kiekvieną galima lengvai atšaukti savo paskyroje. Aha. O privatumo politika paaiškinto paprastai. Telefonas kurjeriui, paštas užsakymo patvirtinimui, skaidru. Supratau. Bet dabar čia darosi tikrai įdomu. Kalbame apie dar didesnius pokyčius horizonte. Trečiųjų šalių slapukai. Jų eros pabaiga? Google planai su Chrome? Taip, tai didelis dalykas. Ką tai reiškia tam mūsų papuošalų pardavėjui? Jei jis naudojo tuos slapukus, kad rodytų reklamą žmonėms, kurie lankėsi jo svetainėje, bet nepirko. Jei susiesime tai su platesniu vaizdu, tai reiškia, kad galimybė sekti vartotoją per skirtingas svetainės ir rodyti reklamą pagal jų bendrą naršymo istoriją, jos drastiškai mažėja. Trečiųjų šalių slapukai būtent tam ir buvo. Kurti tą profilį pagal veiksmus visur internete. Taip, jų saulėlydis verčia visus, įskaitant tą mūsų pardavėją, grįžtis į pirmosios šalis duomenis. First party data. Ką tai reiškia praktiškai?
Tai duomenys, kuriuos verslas surenka tiesiogiai iš savo klientų, su jų aiškiu sutikimu žinoma. Mūsų papuošalo atveju tai pirkimų istorija, registracijos duomenys, gal atsakymai į kokią apklausę svetainėje, naujienlaiškio prenumerata. Tai ką pats vartotojas duoda. Dar skaidresnis sutikimų valdymas. Nesekti slapčia, o kurti atvirą ryšį. Pasitikėjimų grįsta. Būtent. O kas toliau? Turbūt dar daugiau inovacijų privatumą tausojančiose technologijose. Rinkinė miega. Taigi, ką visa tai reiškia apibendrinant? Pagrindinė mintis atrodo aiški, pagarba vartotojo privatumui nebėra tik prievolė. Tai sėkmingos, tvarios reklamos internete pamatas. Pasitikėjimas tampa pagrindinė valiuta. Visiškai sutinku. Raktas yra proaktyvumas. Nelaukti, kol prispirs, o adaptuoti strategijas dabar. Didinti skaidrumą, investuoti į tinkamas technologijas ir stiprinti tą tiesioginį ryšį su klientu, naudojant jo paties sąmoningai pateiktus duomenis. Ir pabaigai toks klausimas pamastymui. Kaip šie pokyčiai, mažiau sekimo, daugiau privatumo, galėtų pakeisti pačią reklamos kūrybą? Gal tai privers ieškoti originalesnių būdų sudominti, kurti vertę, o ne tik persekioti vartotoją internete? Labai geras klausimas. Galbūt tai postumis į kokybiškesnį, įdomesnį turinį.